Labadiena. Mūsų pašnekovas Audrius Gelžinis, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas. Sveiki, sveiki, Jurgita. Audriau, Lietuvą krečia tokie tylūs kažkokie drebėjimai, atslenka mokesčių pakeitimai, kurie vadinami pakeitimais, bet kadangi palies daugelį žmonių iš esmės ko gero reformą, bet jį kažkokius linkimo būdu atslinko. Ir, ir kaip jūs, ką pastebėjot, išanalizavę vis tiek jau tuos pateiktus pono Šadžiaus siūlymus, kas joje iš tikrųjų, kodėl žmonės erzina, kodėl žmonės jau eina į gatves dėl to? Taip, Kas mokesčių, negerai? taip, iš tikrųjų reikia pripažinti, kad iš tų visų permainų, pertvarkų arba iniciatyvų, kurių imasi arba rodo, reiškia, vyriausybė naujoji mūsų, tai mokesčiai tikrai ta tema, kuri labai jautri ir turbūt jautriausia iš visų kitų. Ir tie mokesčiai, jie, visas tas paketas, gan platus spektras turim. Nuo nekilnojamo turto, gyventojų pajamų mokesčio, pridėtinės vertės mokesčio, akcizų ir ko tik nori ir taip toliau. Tai tikrai didelės apimties paketas susijęs su mokesčiais. Aišku, iš tų visų, bendrai kalbant apie visus mokesčius, aktualiausias turbūt ir daugiausiai keliantis aistrų, tai yra nekilnojamo turto mokestis. Nu ir aišku, gyventojų pajamų mokestis. Tai tie du kertiniai mokesčiai, kurie, manau, daugiausiai kels to arba nepasitenkinimo, arba tų iečių bus laužima dėl jų tik tai. Kalbant konkrečiai apie nekilnojamo turto mokestį, tai šiuo metu mes jau dabar turim galiojantį visuotinį, galima sakyti, formaliai nekilnojamo turto mokestį, kur aiškiai surašyti tarifai. Aišku, didžioji dalis iki 150 tūkstančių eurų vertės būsto savininkai nemoka, jo nulinis jam tarifas yra. Ir tas nekilnojamo turto mokestis yra tokia specifika, kad įstatymė nors ir numatytos ribos, rėžys, kad nuo 0,5% iki 3% galutinį žodį čia tarė savivaldybės, dėl to turim Lietuvoje labai platų spektrą, kaip viena mieste viena savivaldybė yra vienoks mokestis, kita mieste kitoks mokestis, ten po 1%, man atrodo, ir Kaune yra, ir Vilniuje, tos didžiuosiuose miestuose, paskui eina jau 0,8% nekilnojamo turto mokestis. Tai jis šiuo metu yra veikiantis, galiojantis, jį žmonės moka ir pagal tą lentelę, pagal tuos iniciatyvus, tuos tarifus, kurie suformuluoti dabar Nauji. šito mokestiniai permainų, jo, mes matom, jeigu įvyks tas tarifų pakeitimas, tai iš tiesų du keistus dalykus išvelgiam. Vieną keistą dalyką, kad tas nekilnojamas turtas, kuris yra brangesnis, nu, pavyzdžiui, virš 500 000, ne? Vat dabar pagal įstatymą, jiems taikomas taip, jiems mokestis realiai po šitos permainos sumažės faktinai. Turtuoliam. Tai turtuoliam, nu, kaip sakyt, turtingesnio, brangesnio, prabangesnio būsto savininkams, kurie dabar moka didesnį kažkiek mokestį, jiems sumažės, jie dabar moka ir kaip didelių priekaištų nereiškia. O iš kitos pusės, kur ir labiausiai aistras kelia, kad didelė dalis žmonių, labai didelė žmonių dalis, pradės įmokėti, kurie anksčiau nemokėjo, kuriem buvo anksčiau nulinis tarifas, ne, iki 150 tūkstančių vertės buvo nulinis tarifas. Tai dabar, kaip siūloma, kad nuo 40 tūkstančių eurų vertės būstas jau pradės mokėti. Na, aišku, ten po 0,1%, po 0,2%, Tai ne, nuo palauk, 3. prie 0,1 ir gaunasi labai nemažai viską, kai išskaidai lyg ir nėra baisu, bet kai sudedi vieną vietą viską, gaunasi, Ir kad viena, išbuožinami jau beveik visi. nu tai jo, iki 40 tūkstančių nulinis liktų tarifas, o nuo 40 iki 200 tūkstančių tas pagrindinis, ta didžioji dalis masė nekilnojamo turto į tą vertės lentyną krenta, jiems 0,1%. Tai žinai, tai iš tikrųjų dar koks aspektas šitoje vietoje yra. Šiemet keisis vertės. Nu taip, valstybė pabrangins turtą ir visi taps turtuoliai ir visi mokės daug ir galiausiai Taip. gausis visuotinis apmokestinimas. Taip, tai tas iš tikrųjų labai visus baugina, nes mes lietuviai įpratę turėti nuosavą būstą. Statistikoje, man atrodo, 82 ar 3% Lietuvos gyventojų turi nuosavą būstą, kai Europoje vidurkis ten yra apie 30-40%. Ten labiau įprasta nuomotis, kaip sakyt. Tai mes kaip tokia savininkų tauta, didžioji dalis jos visą tai pajus. Ir Bet tai mes tikrai turim bus teisę. skausminga. Turim Jo, teisę. tai va tas nekilnojamo turto mokestis, aš nežinau, jis tikrai gali turėti. Ir plus mes matom, kad galutinius skaičiavimus, ką pateikia ekonomistai, audito rūmų atstovai, ne, kad
susumavę pagal tuos naujus tarifus, sakykime, ką surinks į biudžetą, tai didelės pagados, kaip sako, nebus tam biudžetui. Tai koks tas mokesčio bazės išplėtimo tikslas tikrasis, taip sunku ir suprasti. Jeigu biudžeto daugiau iš to lėšų nebus, nu ten įvardina 100 gal milijonų ar kažkas tai tokio, nu, kažkas sakė 60 gal milijonų, tai žinot, o kiti iš vis sako, kad jeigu tie turtingieji mokės mažiau, tai gal ir iš vis nepadidės surinkimas. Tai kokia prasmė? Kodėl to neįvardina finansų ministerija aiškiai, kad ar čia dėl Ar RRF? bandėt paklausti arba ministro, arba premjero, kur viso to kiršinimo ir visuomenės erzinimo tikslas ir prasmė kokia? Jo, tai iš tikrųjų to atsakymo neturime ir iki šiol. Tikiuosi, kad tas klausimas vėl bus iškeltas ir galbūt bus sulaukta atsakymo jį, kai prasidės viešos diskusijos dėl nekilnojamo turto mokesčio Seimo komitetuose, frakcijose. Va tada galbūt mes kažką ir išgirsim tikslesnę. Tai su nekilnojamo turto mokesčiu iš tikrųjų yra daugiau klaustukų nei tokio užtikrintumo. O GPM gyventojų pajamų mokestis? Jo, vat kitas mokestis, kuris irgi palies labai daug žmonių. Pas mus, nu, kaip sakyti, su darbo santykiais dirbančių žmonių, vat ką statistikos buvęs departamentas skelbia, yra apie 1,5 milijono, ne, dirbančių žmonių, tai visi tie žmonės, jie, kaip sakyt, gauna atsiskaitimo lapelius arba būtiškai šneka algalapius. Tuose algalapiuose būna ne visi ir sutikim, kad ne visi ir skaito tos algalapius, arba kai kurie net ir nesupranta, kas ten parašyta, kas užšifruota po tais kodais. Tai tuose algalapiuose, tuose atsiskaitimo lapeliuose yra aiškiai įvardinta, kas iš tavęs išskaičiuojama. Aišku, kas priskaičiuojama, ten viršvalandžiai kokie atostoginiai, atlyginimas ir taip toliau, bet ir kas išskaičiuojama. Tai išskaičiuojama pagrindinis mokestis yra gyventojų pajamų mokestis, GPM, plus sodra išskaičiuojama, VSD taip vadinamas, ne, beveik 13 procentų, 12,52. Tada sveikatos privalomas, PSD taip vadinamas, išskaičiuojamas beveik 7 procentai, 6,98. Nu tai va, tai bazė yra tokia ir realiai, vertinant naštą tavo atlyginimui, reiktų sumuoti visus tos mokesčius. Dabar pažiūrėkit, gyventojų pajamų mokesčio siūlo 4 tarifus. Pirma, palikti pagrindinį tą 20 procentų gavimą, taip kaip buvo ir iki dabar, reiškia čia iki 36 VDU, nu tai maždaug iki 4 tūkstančių į rankas, ten 3,8 į rankas kažkas tokio. Tai jiems GPM nesikeičia, VSD nesikeičia, lieka kaip ir likę, PSD lieka kaip ir likę, suma sumarum 39,5 procentai nuo tos algos jiems, jeigu bruto į ranką bus 36 vadų, tai čia bus apie 6 tūkstančių eurų, nu tai va sakau, išminusavus 39,5 procentai gausi apie 4 tūkstančių. Jo. Tai va ta pirma grupė, kuri bazė tokia, kokia buvo iki šiol, taip liktų ir po to. Ok, žiūrim toliau. Kalbam, reiškia, apie progresyvumą mokesčio, ne? Ir štai matom, GPM atsiranda jau progresyvesnis, antrai grupiai tai 25 procentai. Toks nuo 20-25 procentai. Prie jų vėlgi dėkim VSD, PSD ir suma sumarom, va ta antra grupė, kuri gaus tarp 36 VDU ir 60 VDU, nu tai grubiai skaičiuojant nuo 6 tūkstančių iki 10-11 tūkstančių ant popieriaus. Va šita va grupė, tai jiems sudėjus tos 3 mokesčius, algalapį bus išminusuota 44,5 procentų. Jeigu pirmąją grupėje buvo 39,5, čia jau 44,5. Einam toliau, dar įdomiau. Progresyvumas atrodo pagal KPM. Žiūrėkit, 32 procentai atsiranda naujas laiptelis, viskas tvarkoja, bet ta grupė, ten kur sodros yra lubos, ne, privaloma, jau nebelieka jiem to VSD, lieka tik PSD, sudėkim GPM ir sveikatos tą PSD, jiem gaunasi 38,9 procentai. Tai reiškia mažiau negu ta pirma grupė. Tai koks čia progresyvumas? Jo, tai suprantat, čia ne progresyvumas, bet čia tokie gaunasi linksmieji kalneliai. Čia viena grupė moka bazę, tada antra grupė šauna į viršų, trečia grupė šauna žemyn, žemiau už visas tas priekinės 2 grupės ir turim paskui 4 GPM etapą, tą kitą, kur darbdaviai labai purkštauja, kur čia 36 procentai GPM, kur jau virš 120 tūkstančių VDU, tai net bijau suskaičiuoti, kiek čia popierius gausis, nes sumas labai mažai kas tie gauna Lietuvoje. Tai va šita grupė, sudėjus GPM ir PSD, sveikatos tą privalomai, nes jie VSD irgi nemoka, tai jiem gausis 42,9 procentai.
Tai suprantat, jiem gausis vis tiek mažesnis mokestis negu tai antrai grupiai, kurie uždėtas 25 GPM. 36 GPM ir tik PSD yra mažiau negu 25 GPM plus VSD plus PSD. Suprantat, ta grupė, ta dirbančiųjų masė, nu čia liečia ne tik su darbo santykiais, čia ir kitas pajamas iš individualios veiklos, nes Bet eina tai kalba apie visą tai suminės. sudėjus dar be to nuo visko skaičiuojama Taip, dabar. Tai ta taip. prasme kažkoks gaunasi, nu, abrakadabra, Jo. kuris. Tai Nu, va šitoj vietoj mes daugmaž didžioji dalis iš tikrųjų manom, kad, nu, kalbant apie gyventojų pajamų mokestį, tą va antrąją grupę ją reiktų iš tikrųjų mažinti mokestinę naštą, nes tai jau, kad būtų realus progresyvumas. Laiptelis po laiptelio vis aukščiau sudėjus visus žodžiu, mokesčius, o nežiūrinti kaklai vieni į GPM. Audriau, melagis melavo, per tiltą važiavo, tiltelis įlūžo, melagis įgriuvo. Tai kaip Blinkevičiūtė apsimelavo, atsiprašau, įsistačius vieno gyvūno akis atvirai, taip ir toliau einasi, nes ponas premjeras sako, kad jisai čia su visom grupėm, nu, viena iš jų esate jūs, Profsąjungų konfederacija, ilgą laiką derino, visą tai slėpė, nes bijojo, kad sužinos, turbūt patys nežinojo, kaip paaiškinti. Ir dabar po viso to derinimo jūs žiūrite akis išplėtęs, matau, ir nesuprantat, kas ten vyksta. Tai, o tai kaip visuomenė jaustis, tai kur tas buvo, po kur, su kuo derinama tada? Ne, Niekas tai iš tiesų nesupranta. nesinori politikuoti, kaip sakyt, mes profsąjungos ne politinės organizacijos visiškai. Nu, Taip, bet jūs nežinojot, jūs ištiko tas kalnelis kažkoks nu, irgi. mes pirminius variantus matėm, jie buvo kitokie. Kovo mėnesį, kur buvo pateikti, Taip, jie buvo taip. visiškai kitokie, ten buvo tik 3 laipteliai ir ten irgi to progresyvumo mes pasigėdom dėl to, kad paskutinė, tai daugiausiai uždirbančių grupė mūsų galva mažiau buvo apmokestinta. Bet dabar vat, su šito 4 GPM tarifų paketu, tai, nu, tikrai nuostaba kelia šiek tiek ir mes tikrai siūlysim tose diskusijose, aktyviai dalyvausim, argumentuosim, kad mūsų galva tą antrąją grupiai, kur ne tik su darbo santykiai, ne tik darbo kolektyvus liečia, bet ir šiaip aktyvius visuomenės žmonės, kurie patys savo sukuria darbo vietą, ar ten su individualiu Suvienodinimas veikla dirba. Taip, apmokestinimo pajamų, nes, nu, žinot, jo, pasisamdyti ir visi mes turim daug tarnautojų, žinom, koks ešelonas tarnautojų Lietuvoje, galim palyginti su kitom valstybėm, žinom, kaip taip, jų algos kyla sparčiai, sparčiau negu visų kitų. Tai yra viena, aišku. o imtis kažkokių iniciatyvų, nu, iš esmės blogai, kad žmonės yra baudžiami už iniciatyvas, už riziką prisijimta patiems verstis, patiems Tai nelipti, nestovėti su ištiesta ranka prie taip, pašalpų. čia irgi tai jūs labai aštriai, kaip sakyt, pasisakot, aš norėčiau būti nuosaikesnis. Tai iš tiesų dar reiktų atkreipti dėmesį į tai, kad tas GPM, gyventojų pajamų mokestis, kaip ir kiti mokesčiai, suprantat, vis tiek įvertinkim tai, kad ne visa alga, jeigu jin viršė ten kažkiek tai, ne kažkokią sumą, apmokestina to maksimalių tarifų. Jūsų alga, mano alga, jūsų alga, jeigu, pavyzdžiui, maksimalę tą lies maksimalų dydį, ne, tai jinai bus gabaliukais apmokestinama. Va tas iki 3,6 VDU mano dalis bus apmokestinama pagal bazę 20 GPM ir kitais mokesčiais, ne? Ta, kur jau viršis tas 36 Bus VDU, tik daugiau. tai ta dalis, ne visa, bet tik tai ta dalis, bus apmokestinama tuo 25 GPM ir plus tie VSD, PSD. Ta, kuri viršys jau virš 60 VDU, jau įsijungs trečias laiptelis. Suprantat, ne visa, tai nereiškia, kad jeigu tu uždirbi 120 VDU, tau nuo viso 120 VDU pasijungia ten tas tarifas. Ne, jis va taip dalimis. Bet ar nereikėtų paprastinti tų dalykų? Ir dabar, sakoma, to nekilnojamo turto, kažkokios išlygos turi vaiką, ar pusę vaiko, ar pusantro, o gal tu jau senelis, tai tada tu neturi nuolaidų, ta kažkokio nuolaidų, blato, kažko tai. Ir tokia sudėtinga, tu turi įrodinėti, kad tu nesi nusikaltelis, tu nevagis, tu ne dėl to čia stengiasi, kad mažiau, o jau nekalbant, kad žmonėm apskritai lengvato šildymo PVM-as, ta prasme, drastiškai didinama. Transportui taip Tai pat. visą tai suvedus, nu kažkaip panašu, kad norima kažkaip, kad Jo, mūsų iš tiesų, va nebūtų šitoj ateit. vietoj, jo, mes šitoj vietoj irgi pasigendam to paprastumo ir to supaprastinimo, noriu siekio. Pažiūrėkit, visose srityse, dabar vat, apie verslo liudijimus kalbėjom. Vat žmonės užsiminėjo iniciatyvus kažkokia veikla, ne, tai
kiek visokių formų ir variacijų. Individuali veikla vienaip reglamentuota. Verslo liudijimai, kur perki savivaldybė, dar kitaip. Mažos bendrijos dar trečiai. Taip, Ir tų taip. modelių N visokiausių. Ir tai valstybei bandyti administruoti sunkiau yra, kai daug tų sistemų ir žmonėm patiem. O Tai tai kaip mum kalbant ir išlaikyti apie tuos administruojančius paskui, kurie mūsų Nu tai va, tai administruoja? kalbant ir apie mokesčius, vat ką pati vardinai, kad nu, iš tikrųjų to supaprastinimo, to aiškumo, paprastumo, kad visiems norėtųsi. Nu dabar pažiūrėkit vat, apie tą, kaip sako, nekilnojamo turto mokestį, ne? Kiek ten išimčių išlygų. Paskaityk, vat ir dabar naujam paketui žiūriu, vėl likę laisvos ekonominės zonos, gamyklos, kur Taip, stovi laisvos taip. nuo nekilnojamo turto mokesčio atleidžiamos. Kodėl? Tai va, nesuprantu jo, kodėl Šeškinė ar ten kažkokiam daugiabutį gyventi močiutė turi mokėti nekilnojamo turto mokestį, kurį dalį skirs gynybos fondui, kad čia jos tą būtelį gintų nuo raketų priešų, ne? O fabrikas didžiulis, kuris stovi ten Kauno Leze, nekilnojamo turto mokesčio nemokės, nes nu jam nereikia to. Tai žinot, tai tie dvigubi standartai ir ką ekonomistai šneka, kad čia reikia mažinti gyvulių ūkį ir panašiai, tai yra nustebina iš tikrųjų. Gyvulių Tai va, tik daugėja ir gyvuliai tik naglėja. Nes labai keistai atrodo socialdemokratai, kurie kažkokiais būdais visaip stengiasi paremti stambų į verslą ir apdėti Jurgita, babutes mokesčiais. Tai keistokai Jurgita, kažkaip. jūs mane provokuojat politikuoti, tai aš Tai kaip gali susilaikysiu. nepolitikuoti šiam pasauliu? Viskas nuo politikos tik ir priklauso. Kaip jie nusprendžia, taip mes ir mokam. Tai, o tai kaip Jūs manot, vat, žmonių požiūris, protesto akcijos kažkokia įtaka daro tiem sprendimam, koreguoja juos? Kas gali pakoreguoti? Ne, tai šiaip iš tikrųjų aš asmeniškai šalininkas būčiau dialogo, konstruktyvaus, dalykiško pokalbio, diskusijos, siekimo kažkokius sudaryti, šiais laikais dylus visi sudarinės, sudaryti kažkokį socialinį sandurį, aišku, visoms pusėms. Radikalios priemonės, va, tai kaip sako, tai mitinguoti, šaukti ten, tai nežinau. Civilizuotai šaly gyvenam, kaip sakyti, liktai Bet demokratiškai ir Prancūzija kultūringai. irgi civilizuota nemažiau, tai ten, žinokit, dar netaip vyksta, nes valdžia tai netaip dirba dėl žmogaus, ne? Kažkaip nepastebim. Pasižiūrėkit, kas mūsų valstybėje vyko, kodėl konservatoriai nesiryžo mokesčių reformai. Todėl, kad įvyko mitingai, žmonės išėjo gatves. Kodėl galimybių pasas tas juokingas buvo panaikintas? Jeigu nebūtų išėję žmonės į gatves, to nebūtų įvykę taip greitai. Tai vis dėlto tai veikia, nes kito būdo visuomenė neturi pareikšti savo pozicijos. Jūs kaip organizacija galbūt turite, bet jūs irgi sako dėrybos. Vyko dėrybos, kaip sakė Paluckas, o dabar jūs gavote tai, ko jūs, kurie gal ir turėjote dalyvauti tose dėrybose, visiškai nesitikėjot. Tai tos dėrybos, žinot kaip, paskui sako, jau nubalsavom, jau tų dėrybų nebereikia. Jo, tai iš tiesų jūs visiškai teisėjai, jau ką ir pradžioj pokalbio kalbėjom, kad mokesčiai tai yra tokia jautri tema, kad, nu, prisiminkim istoriškai Prancūzijos didžiąją revoliuciją, ne, 18 amžiaus pabaigoje. Tai dėl ko kilo revoliucija, ne, Napoleonai, atsirado Robespierrai, ten visi. Tai grinai karalius po karo su Britais Amerikoje įsiskolino tiek, kad sušaukė generalinius luomus, kad įvesti visuotinius mokesčius. O dvarininkai ir kunigai, dvasininkai nemokėjo to mokesčio, nu ir prasidėjo, kaip sakyt, po truputį mažas akmenukas ir apvertė visą vežimą. Ir paskui Nu tai žinom, va, o jeigu kaip būtų galva ir karalių dėrėjęsi su nukirto, ir karaliumi, karalieniai. o jeigu Taip, su karaliais būtų ėję į dėrybas, tai kaip ten būtų buvę? Ne vieno iš jų nebūtų. Tai jo, žinoma, kad yra įvairios priemonės ir visos turėtų kažkokiu būdu bandyti taip, veikti. mokesčių tema yra labai jautri ir labai slidi tema. Tai o kaip manot, kuo čia baigsis dabar? Tai baigsis kuo turėtų dabar Seime prasidėtos diskusijos ir matysim, jeigu užkils labai visuomenės temperatūra, tai aš taip tikiuosi, kad valdžia turės kažkiek tai nusileisti. Nu vis tiek kažkoks, taip sakant, dylas socialinis įvyks, bet kuriuo atveju. Bet turime prisidėti, kad dylas nors kiek naudingesnis būtų ir mums, Faktas. paprastiesiems Taip, šios šalies gyventojams. taip. Ir tai yra mūsų rankose, iš tikrųjų visų mūsų rankose. Būkim aktyvūs, visuomeniški. Ir bus geriau gyventi. Ačiū. Tai buvo Audrius Gelžinis, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas. Kam patiko, spauskite patiko ir prenumeruokite mūsų kanalą.